Kaip prižiūrėti dantis, kad jie būtų sveiki? Taisyklingai valyti, naudoti tarpdančių siūlą, rūpintis savo mitybą. Tinkamiausias dantų šepetėlis yra minkštas, su kuo daugiau šerelių ir nedidelė galvute, lengvai pasiekianti sunkiai prieinamas vietas. Šepetėlis laikomas 45 laipsnių kampu prie dantų paviršiaus, kad šerelių galiukai liestų dantenų vagelę. Švelnūs sukamieji judesiai fiksuojami ties 2 dantimis. Išvalius vieną porą, pereinama prie kitos. Centriniai ir šoniniai kandžiai valomi šluojamaisiais judesiais, laikant dantų šepetėlį vertikaliai. Dar efektyvesniai higienai tinka elektrinis dantų šepetėlis, per tą patį valymo laiką pašalinantis daugiau apnašų arba vieno danties šepetėlis pasiekiantis neprieinamas ertmes. Dantis būtina valyti ryte ir vakare bent po 2 minutes, o dantų šepetėlį keisti kas 2-3 mėnesius. Kitas svarbus žingsnis – tarpdančių valymas siūlų. Jis būtinas kas vakarą prieš valant dantis šepetėliu. Siūlas tvirtai suimamas nykščiais ir rodomaisiais pirštais, įterpiamas į tarpdantį ir, kad būtų pašalintos apnašos, glaudžiai apsukamas apie dantį kaip raidė C, o tada juo braukiama judesiu aukštyn žemyn. Išvalius vieną dantį, siūlas nykščių pastumiamas, kad kitas dantis būtų valomas švaria atkarpa. Tarpdančių siūlą reikia naudoti atsargiai ir nepažeisti dantenų. Tinkamai parinktas siūlas ar specialus tarpdančių šepetėlis pašalina kitaip nepasiekiamas apnašas ir neleidžia susidaryti dantų akmenims. Liežuvis taip pat valomas specialiu šepetėliu arba grandikliu, braukiant apnašas nuo liežuvio šaknies. Valant kasdien, burnoje sumažėja bakterijų ir išvengiama nemalonaus kvapo. Išsaugoti sveikus dantis padeda ir subalansuota mityba. Kramtant kietesnį maistą, pavyzdžiui daržoves, natūraliai apsivalo kramtomieji dantų paviršiai. Tačiau cukrus burnos ertmėje virsta kenksmingomis rūgštimis, tad dažnai užkandžiaudami saldumynais kenkiame dantų emaliui. Taisyklingas dantų valymas ir sveika mityba – viskas, ko reikia jūsų gražiai šypsenai.